Nuo 2001 metų užsienio kilmės televizijos laida sulaukė milžiniško populiarumo visame pasaulyje. BBB, Big Brother Brazil, išlaikė nemokamos televizijos žiūrovų auditoriją, kuri šiuo metu vis dažniau pereina prie YouTube ir Netflix, didžiųjų interneto sėkmių. Tai reiškia, kad tuo metu, kai įprastos televizijos laidos nuolat praranda žiūrovus, socialiniams tinklams ir transliavimo platformoms, BBB sugeba išlaikyti aukštus žiūrimumo rodiklius. Ir šiame vaizdo įraše aš atskleisiu tau, koks yra tokios sėkmės paslaptis ir kas slypi už viso to. Tu nustebsi. Bet prieš pradėdamas noriu paprašyti tavęs užsiprenumeruoti mano kanalą. Tau tai reikia paspausti mygtuką po vaizdo įrašu, užsiprenumeruoti, o šalia atsiras varpelis. Labai svarbu, kad jį įjungtum, kad gautum pranešimus kiekvieną kartą, kai kelsiu naują vaizdo įrašą. Gerai? Taigi pradėkime. Noriu pradėti papasakodama šiek tiek apie Didžiojo brolio programos istoriją. Programa buvo sukurtas olandų prodiuserių kompanijos Endemol ir jo pavadinimas įkvėptas knygos 1984, kuri yra mokslinės fantastikos klasika. Big Brother arba Didysis brolis yra vienas iš šios istorijos personažų. Aukščiausias lyderis, kuris griežtai kontroliuoja visą gyventojų populiaciją. Ši knyga tapo didžiulė sėkme tuo metu, tačiau tik po 35 metų buvo sukurtas filmas paremtas šią istoriją. Šis filmas pasakoja apie visuomenę, kuri išgyveno branduolinį karą. Dėl to pasaulis buvo padalintas tik į 3 šalis, o Londonas yra vienos iš jų sostinė. Šią visuomenę valdo politinė partija, kuri visiškai kontroliuoja gyventojus. Naudodama elektroninę stebėseną, ypač per kameras, netgi kiekvienų namų privatume. Ir šioje istorijoje politinės partijos darbuotojas įsimyli moterį. Didžioji problema ta, kad toje visuomenėje emocijos buvo laikomos neteisėtomis. Žmonėms buvo draudžiama rodyti prieraišumą, todėl pora stengiasi išvengti Big Brotherio, Didžiojo brolio akių ir ausų. Jis yra politinis lyderis, kuris stebi kiekvieno žmogaus elgesį, kad užtikrintų savotišką kontroliuojamą taiką. Įdomiausia tai, kad tuo metu, kai buvo rašoma knyga, vaizdo kameros buvo itin brangi įranga, prieinama tik didelėms įmonėms. Skirtingai nei šiandien, kai kiekvienas turi savo kamerą telefone, ar rašytojas būtų įsivaizdavęs, kad šiandien visi būsime kontroliuojami. Kad suprastumėte, Amazon dirbtinio intelekto asistentė Alexa stebi visas namuose vykstančias pokalbius 24 valandas per parą. Ir ne tik Alexa, bet ir šiuolaikiniai mobilieji telefonai taip pat tai daro. Ar manote, kad įmonės nori šios informacijos tik reklamos tikslais? Tai yra kažkas, apie ką verta susimastyti. O dabar, kai supratome BBB kilmę, panagrinėkime jį giliau. Jame apie 20 žmonių yra uždaryti namuose, be jokio kontakto su išoriniu pasauliu ir yra stebimi kameromis. Dalyviai turi likti namuose iki paskutinės dienos, kai žiūrovai balsuodami išrinks, kas taps nugalėtoju ir laimės pagrindinį prizą. Ir nors nugalėtojas išrenkamas tik paskutinę dieną, namuose esantys žmonės kiekvieną savaitę privalo balsuoti už 1 ar 2 dalyvius, kurie bus pašalinti iš laidos. O laidos vedėjas atlieka Didžiojo brolio vaidmenį, būdamas ryšiu tarp dalyvių ir išorinio pasaulio. Bet koks malonumas žiūrėti tokią laidą? Kodėl žmonės praleidžia valandas stebėdami kiekvieno dalyvio asmeninį gyvenimą? Broliai, mes žinome, kad viena iš pagrindinių Dievo savybių yra visažinystė. Nors Biblija nevartoja būdvardžio viską žinantis, ji mums sako, kad viešpaties akys yra visur. Tai reiškia, niekas nepraslysta pro jo žinojimą. Pažiūrėkite, kas parašyta 33 psalmėje. Iš dangaus viešpats žvelgia ir mato visą žmoniją. Iš savo sosto jis stebi visus žemės gyventojus. Jis, kuris suformavo visų širdis, žino viską, ką jie daro. Ir galbūt jūs klausėte savęs, bet pastoriau, kodėl jūs kalbate apie Dievo visažinystę? Atrodo, kad tai neturi nieko bendro su šia laida, ar tikrai? Ar žmogus taip pat nenori jaustis kaip Dievas ir žinoti viską, kas vyksta kitų gyvenimuose? Ar kai kas nors žiūri tokią laidą, nejaučia galios pašalinti ar palikti dalyvį, nes tai tampa malonumu? Iš tikrųjų, visi realybės šou žiūrovai tampa tarsi teisėjais, kurie vertina dalyvių elgesį ir nusprendžia, kas nusipelno būti išgelbėtas ir likti laidoje, o kas turi būti pašalintas.
Tai taip pat paaiškina kai kurių serialų ir filmų turinčių tą patį tikslą – sėkmę. Pavyzdžiui, filmai Bado žaidynės ir žiūrimiausias Netflix serialas – Kalmaro žaidimas. Didžioji problema yra ta, kad kai norime užimti Dievo vietą, mes mėgdžiojame šėtoną, kuris vieną dieną norėjo pakilti į aukščiausią sostą ir tapti kaip Dievas. Biblija sako Apaštalų darbų knygė 12 skyriuje, kad vieną dieną karalius Erodas tapo toks išdidus, jog laikė save lygiu Dievui. Ir pažiūrėkite, kas jam nutiko. Pažymėtą dieną Erodas, apsivilkęs karališkais drabužiais, atsisėdo į savo sostą ir pasakė kalbą žmonėms. Jie pradėjo šaukti. Tai Dievo, o ne žmogaus balsas. Kadangi Erodas nepašlovino Dievo, iškart viešpaties angelas jį ištiko ir jis mirė suėstas kirminų. Aišku, tai nereiškia, kad žiūrėti BBB yra tas pats, kas elgtis kaip karalius Erodas, bet kas gali nutikti, tai kad tokio tipo realybės šou gali paskatinti mumise tą žmogaus norą teisti ir kontroliuoti kitų žmonių gyvenimus. Edeno sode. Mes žinome, kad šėtonas apgavo Adomą ir Ievą, sakydamas, kad jie gali būti savo pačių šeimininkai ir jiems nereikia Dievo. Ir ši idėja tapo tokia patraukli, kad Adomas ir Ieva pasidavė pagundai. Štai kodėl apaštalas Paulius mums duoda tokį perspėjimą. Pažiūrėkite, ką jis pasakė. Ko bijau ir noriu išvengti, tai kad kaip gyvatė apgaulę apgavo Ievą, taip ir jūsų protas būtų sugadintas ir nukryptų nuo nuoširdžios ir tyros atsidavimo Kristui. Broliai, mes esame gundami kiekvieną dieną įvairiais būdais, bet Jėzus jau sutraiškė gyvatės galvą, numirdamas ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, ir dabar tas, kuris tiki jo auka ir prisikėlimu, tampa nauju žmogumi. Ir nors vis dar darome klaidų ir nusižengimų, turime Dievo atleidimą ir jo suteiktą jėgą kovoti su nuodėme ir ją nugalėti. Amen. Taigi, broliai, BBB sėkmės paslaptis slypi tame, kad žiūrovas gali pajusti, ką reiškia būti kaip Dievas, kai jis gali teisti kitus žmones. Be to, tie, kurie žiūri tokio tipo laidas, patiria malonumą stebėdami poelgius ir elgesį, kurių galbūt patys savo gyvenime nedarytų, bet gali būti paveikti to net nesuprasdami. Pavyzdžiui, vakarėliuose žmonės prisigeria, apsijuokia, užsiema lytiniais santykiais, keikiasi ir dar daugiau. Ir kuo daugiau žmonės tai žiūri, vartoja tokį turinį, tuo labiau visuomenė ilgainiui pradeda visą tai laikyti normaliu dalyku. Bet broliai, Dievo žodis yra labai aiškus. Pažiūrėkite, kas parašyta Izaijo 5 skyriuje. Vargas tiems, kurie blogį dana gėriu, o gėrį blogiu, kurie tamsą paverčia šviesa, o šviesa tamsa, kurie kartu vadina saldžiu, o saldų karčiu. Vargas tiems, kurie yra išmintingi savo akise ir protingi savo nuomonę. Vargas tiems, kurie yra čempionai gerti vyną ir meistrai maišyti gėrimus, kurie už kyšį išteisina kaltąjį, bet neigia teisingumą nekaltajam. Tai reiškia, kad mes neturėtume žiūrėti BBB? Kaip krikščionis, ne, bet tai yra pasirinkimas, kurį turi padaryti pats. Biblija sako, viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Ir tikrai yra daug gerų pramogų per televiziją, internete, kurios stiprina krikščionio dvasinį gyvenimą. Ir būtent dėl to turėtum į juos susitelkti. Bet svarbiausia, turime sutelkti dėmesį į savo santykius su Kristumi. Ir būti atsargiems, kad nešvaistytume savo brangaus laiko televizijos laidoms, serialams, žaidimams ar bet kam kitam, kas nors ir nėra nuodėmė, gali neigiamai paveikti mūsų gyvenimą. Pažiūrėk, ką sako Biblija. Nemylėkite pasaulio ir to, kas jame yra. Jei kas myli pasaulį, Tėvo meilės jame nėra. Nes visa, kas yra pasaulyje, kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio. Pasaulis ir jo geismai praeina, bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Amen. Aš esu pastorius Antonijus Žuniūras. Jei jums patiko ši žinia, pasidalykite ją per WhatsApp, nusiųskite savo draugams ir šeimos nariams ir užsiprenumeruokite mano kanalą. Tegul Dievas tave laimina ir laukiu tavęs kitame vaizdo įraše. Siunčiu didelį apkabinimą.